Labą rytą. Sakysit, kad čia tas to nesąmonį matuoklį daro. Tai biškai pasitėpiam lenciūgą ir lėksim ten kažkur palei jūrą. Už šiam kilometrų yra neblogas viešbatukas. Tai biškai prasiminsim. Tai va, kišam atgal matuoklį. Nu va, vaizdėlis neblogas. Jūra visąlaik matas šalia. Bet kaip pučnis tas vėjas iš priekio, kaip pučti. Po truputį. Žinė tas vėjas. Aišku, visi ženklai sakė nevažiuoti ir pinigus palikus su pasu namuose. Ir kelią skauda, ir ta rūžė psana ir skauda. Ir katė prabėga dar per kelią. Yra kaip yra, žiūrėsim kuris. Nu, turim va tokio vaizdelio. Kelsinas. Gražu. Dargi gal išvažiuoti. Aišku, vėją turim visą laiką. Čia. Va, koks dragas. Nedirbu daryti, na. Na va, atvarėm į kažkokį hotelį. Nuo vėjo truputį pasislėpčiau. Greičiausiai dar nedirbas. Uždarys gal. Pirmadieniais gal nedirbas. Reikia pažiūrėti, užeiti vyt, gal dirba. Čia tikriausiai šaukiam salę. Einam antrą aukštą pažiūrėti. Tvarkingai sušluota viską. Reiklo nėra. Čia savo vaizdą į jūrą kažką turi būti. O, jau laužas jau padarys. O čia balkonas su vaizdą į jūrą. Kas čia guli? Metalą, kaip čia nieks nepasiėmė. Nu tai kad ras dabar čia geresnis skaitas šitas ar šitas. Kas pasiečiu per navigacijos visokias. Ai, saulės batareikas dar čia. Oho. Koks čia mandras dviratuks. Rats čia sukas ir ne. Ai, čia reikia sukirčiams. Kas nors. Ne, nieks nesidaro. Bet gali atsisės paminti, jeigu... O tokie vaizdeliai važiuojant. Čia praktiškai visą laiką pagal jūrą važiuoju, bet yra kad ir visiškai truputį. Čia man nebedaug liko. Baigiam įveikti vėją, ar šiam kilometrų, nežinau, kaip čia vadinti. Ką aš čia baigiu veikti, ar vėją, ar... Nu ir ką, pasiekėm savo tikslą. Rojaus miestelį ant jūros krantą. Kiek žiūrėjau, tas yra labai gražus. Upė kažkokia didelė įtaka. Tuoj pamatysim vaizdų gražių. Tikriausiai jau aišku kažkaip kilo šito miestelio pavadinimas. Ir mes čia turim šitą upę gražią čia. Jachtų visokių ir laivų
greičiausiai uostas. Pasklikuoja. Na, yra išvadinti kaip be Maksimas. Žinoma. Nu, šitą davažiavimą. Yra vyno batelių, jeigu nori, 12 eurų įmeti savo, ar kai nori vyniuką pasiemi. Ką turim kambariuką savo. 202, dvėtai visur. Kažkas kalbėnkė, dušas. Čia virtuvė. Toliau einam. Ką čia turim? Miegamasis. Saldainiukas. Na ir va, talpytę savo. Televizoriuką. Ir čia 2, visur dvėtai. Ir čia vyno butelį be tušti. Vilka. Na ir šitą butelį va. 5 euriukai. Nakčiai ir čia parai. Labą rytą iš ryto. Nu ką, turim naują rytą. Turim kieme belę kokią vėją. Tiesiog stogas ūžęs, šakos lankstas. Nežinau, uraganas. Nežinau, kaip čia reiks minti. Skauda koja. Iš vidinės pusės čia skaudėjo, man antrą savaitę skauda, bet vakar pysėkos. Nežinau, bandysiu kažkaip parminti gal po truputį. Tai va, ką, iki. Labą rytą. Turim bet tokį vaizdelį. Nepasitempt kojas, kad ir taip skauda. O čia tai akmenų. O čia tai akmenų. Aš sakau, ten daug akmenų. Jo. Čia koks. Ką mes sėdėsim toliau. Kai važiuoji mašiną. Radiją. Kai dviračio. Kelias. Paukščiai visokie. Kitokia truputį muzika, nei važiuojant su mašina. O, mano dviratuks. Šį kartą nestosim, varom. Ten jūra. Ir ką pastebėjau, čia labai daug zilučių yra. Ir dar vienas dalykas. Labai daug šampano butelių kelkraštį. Žinau, nam važiavau vakar, tai vien šampano buteliai, nesuprantu, ką čia. Šampaną labai mėgstu, ar čia nesuprantu, kodėl. Kitokių butelių nėra, tik šampano. Nu va, dar kokį grožį radom. Buvo reikalų padaryti čia tokį. Nu va, šitas pučia. Labą dieną. Va, žiūrėkit, tokie vietelė atvažiavom. Na, palapinytė. Pas juos čia kai visą laiką. Su tais visokiais plunksnom ir dar viskuom. Lemputės, bet viskas nuo kelio pažymėta, kad ta vieta čia yra. Žvakutės. Nu va, dar čia koks padaryti, čia gal indienai kokie gyvena, aš tai nežinau. Laužiukas savo, ir ten labai graži jūra yra, baltas smėlis. Čia visą pasisupt gali. Eisim gal biškį pavyzdžiui, mes pasisuksim. Kako yra. Va, lėtas yra. Ir malkų yra, jeigu reikia.
Ir dar koks va. Dar koks inkiliukas raudonas. Tai, iki malonaus visiems. Na ir va, dar įdomumo dėliai. Čia visokių tokių ženklų. Čia gal pas juos tie majai. Ne majai, lyviai, kas ten tokie gyvena gal. Jie čia tie ženklai kažką reiškia. Gal kažkas žino, ką jie čia reiškia. Visur visokių grožybių. Kažkaip aš Lietuvoje tokių dalykų nematau. Kas čia gal galėtų paaiškinti kažkas, ką čia reiškia tokie. Dviguba espresiuko, bet labai daug lėkštų. Kas dar? Dar kartą espresą. Gausim dozę. Pamados atėdus. Galiu pašlaukti tas degalinės. Kavos. Turim sekantį sustojimą. Inkiliukai kažkodėl labai dideliai. Pušys gražios. Nu ir va čia va tokia va jūra. Išvis jokio smėliuko. Vien paukščiai. Pilna čia. Tokia gyvūnija. Pamatytume čia vien gyvūnai. Ir va. Sėkliai ten visokie. Ten vėl, jeigu pažiūrėsim, vien gyvūnai. Vien paukščiai. Ten irgi labai daug paukščių. Na ką, 120 km veikta. Ant galo vėjūks, tai ką, žinau, kaip apač, tai atrodo net sustoja ir net nėra ko kvėpuoti. Visiškai atsisuko priešais, tai gerai, viso, namuose. Ratuks atlaikė. Be jokių padangų, atsarginių, be nieko. Bandėm ir viskas tvarkoj.